Apie beleką galim pasikalbėti. Pavyzdžiui, apie Gintarės pėdos dydį, kuris yra kem 5, kem 6, ne? Tai iš esmės, žmelis galėtum nešioti, taip? Tiktų tau? Mano kem 1 dabar, kaip pirkau, rekomendavo. Nepaisant ūgio 1,91 m. Esi maža pėdis. Kem 1, tai tu kamo 1. Nu, šiaip dažniausiai kem 2, bet Birkenstockus pirkau, tai sakė kem 1. Pasitau iš vis pažemintas. Tavo normaliai balansas. Ne, labai sunku stovėti. Bet tai... Norėčiau šiek tiek užuojautos jau iš visų. Birkenstockų dydis. Kem 1. Kem 1, bet nesakysiu pagal kurią matavimo sistemą. Richterio skalė. Fahrenheit. Kem 1 Fahrenheit. Teko didesnių matyti pėdų? Moterų krepšinė negu tavo. Nu, teko jo, bet mano vis tiek prie didesnių visada. Nu, jau mano maksimaliai pagal mano ūgį. Tai klausyk, kas būna, jeigu Gintarė Petronytė varo rungtynės ir pamiršta kėdus? Mums paprastai, žinai, gali iš Draugelio žeminius pasiimt batus, vis tiek jie kažkaip tiks. Ne, pas mane jau double checkas visada, kad žinau, kad jau komandos draugė ir nieks ir iš priešininkų tikrai nepaskolins. Tai vienus gal laikai arenoje, ne, kitus krepšį. Rankinukę vieni. Daugiau nieko nereikia pasimti iš tikrųjų. Apranga ir kėdai, tai jau aš stengiuosi, nežinau, yra tai buvę? 10 kartų pasitikrinti. Nu, yra buvę jaunimo čempionatuose, kai palikau viešbutį, tai ką, apsisukau autobusas, važiavom pasimti. Gerai, tai kadangi visiems labai smagu, gal laikas pristatyti. Kažkur matytų podcastas Šoki Profo kėdus ir šiandien mes turime prie stalo Benediktas Petkus, krepšinio komentatorius. Sveiki visi. Ignas Grinevičius. Sveiki gyvi. TV laidų veidas ir balsas. Turbūt, kad taip. Ir irgi komentatorius bus kažkada irgi. Taip, iki amžino suspendavimo vienos iš lygų. Ir galimai ateityje būsimoji komentatorė. Nu, aš nieko neprognozuoju, gal, niekas nežino, ar ne? Gintarė Petronytė, pravardė arba trumpiniu Ginsė, Lietuvos moterų krepšinio rinktinės kapitonė. Sveiki. Labas, Gintarė. Aš esu Gedas Ročka, kažkur matytų žaidėjas. Ir gerai, kiekvieną kartą mes susėdam čia po to, kai kažką išbandom. Šiandien nieko naujo neišbandėm, šiandien žaidėm krepšinį, tiesa, krepšinis buvo truputėlį neįprastas. Aukštos merginos prieš mažus vyrus. Kaip mums sekėsi, pamatysim vėliau, gal nespoilinam ar ne, apie tai dar ir pakalbėsim, o dabar pradėkim nuo apšilimo mūsų, tai yra sparnelių ruletė, yra aštrių, yra neaštrių. Aš užduodu klausimą. Net ne klausimas, tai yra pasirinkimas, ar ne, iš 2 sudedamųjų dalių. Mes greitai kiekvienas pasirinkam, o paskui argumentuojam, jeigu reikia ir pasiginčiam, okei? Aš kaip čia visi neaštrus atrodo. Su kuriuo atrodo patogiausia laikyti rankoje. O jau valgyti tarp pirmo klausimo? Galim. Jau gali. Šarūnas... Tobulą makiažą. Gerai, pirmasis pasirinkimas. Šarūnas Marčiulionis ar Šarūnas Jasikevičius? Galvau, sakysi, ar Šarūnas Vasiliauskas. O čia kokioje srityje? Tiesiog šiaip kaip žmonės? Nu, jau kaip nori, žinok. Marčiulionis gal. Marčiulionis. Man gal asmeniškai Šarūnas Jasikevičius, mano pirmieji krepšinio prisiminimai susiję su juo. Jaunas žmogus, Gintarė. Šarūnas Jasikevičius, dėl jo pasirinkau numerį 13. My man. O aš galvoju, kad kaip krepšininkas, tai abu labai geri, bet kaip krepšininkas aš vis tiek. Tai mano pirmieji prisiminimai yra pirmasis krepšinis su Šarūnu Marčiulioniu. O kaip politikas, tai Jasikevičius. Politikas. Aš labiau rinkaus kaip entrepreneur, kuris geresnis, žinai, vis tiek Marčiulionis lygą įkūrė. Ką dar? Mokyklą, viešbutį. Ir visų 3 nebėra. Ai, nu, lyga yra dar. Ir legendinė frazė dar yra, kaip šitą Nemira, come on, kaip jūs sakėte? Come on, Nemira. Come on, Nemira. Come on, Nemira. Tai, žinai, davė daug. Artūras Karnišovas ar Ramūnas Šiškauskas? Benediktai, visą laiką nuo tavęs pradėsim. Nu tai Karnišovas gal NBA čempionas, kaip bebūtų nama. Ar ne, palauk? Ne visai. Ai ne, bet jo nuopelnų nemažai.
Tu taip labai toli tam. Jo, į praeitį. Atgal, ne? Nu, Tu susigėdai dabar. Šiek tiek. Šiek tiek. Ir dar kartelį, ką tu pasakėjai pakartot? Tu sakei, Turėčiau, gal žinot, sakiau, kad NBA čempionas, bet jis nėra, ne? Ne, o gerai iškirps. Ramiai. Bet už Jokičių galėtų jam gal priskirti kažkokio tai laurus vis tiek. galėtų repliką kokią žiedą. Bet Benediktas gėdos jausmo neturi. Šiek tiek. Aš Galit nekirpti tikrai. gal irgi rinkčiausi Karnišovą. Dėl to, kad, jeigu taip bendrai žiūrim, dėl to, kad dar ir krepšinio vadyboje šlovingą karjerą turėjo. Šitą labiau ir turėjau omenyje. dabar pauzę padarė, bet dar turės. Ta prasme, pauzė. Nu, dabar nieko nelaimė ten ir taip toliau. Ne, tai, bet karjera vis tiek tęsiasi. Nepaisant to, kad kol kas nieko nelaimi. Čia yra proceso dalis, Gedai. Labai pritariu. Pritari? Na, aš irgi pasirinksiu Karnišovą. Aš irgi renkuosi Karnišovą ir vien dėl to vaizdelio, kai jisai su fotiku fotkino Dream Teamą. Ir dėl visų kitų dalykų, ką jūs ką tik ir papasakojate. Vladas Garastas ar Jonas Kazlauskas? O, Sakysiu Vladas Garastas, bet gal tiesiog dėl to, kad tokio amžiaus žmogus yra tokio šviesaus proto ir manau, kad norėčiau ir aš toks būti tokių metų. Nežinau, kiek Garastų yra. 90, man atrodo. 91 dabar jau, man atrodo, su juo neseniai. Man atrodo, nes 90 pernai. Jo, buvo tai dabar čia. 91 dabar. Tai, jeigu aš būsiu gyvas, kas sunkiai tikėtina, bet jeigu būsiu, tai norėčiau būti. Man dabar Toks. prieš akis iššoko Vlado ir Gintarės spaudos konferencija. Iš 2000 turbūt kokių. galvoju, šeštų, tikrai niekas septintų metų. neprisimena. Tai kažkaip. Elaboruokit šiek tiek. Ne, tai galėsime perdengti, tarpti, Tai aš parodyti. užbėgsiu įvykiam už akių, tai aš Garastą vien dėl to rinksiuosi. Kas ten įvyko? Nu, tiesiog. Paslaptis atskleidinėjo Vladas. Vėliau Yra netapo buvę. tas realybė, sakykime. Čia taip. tas, kur neturėjo būti įrašytas Aha. pokalbis. Tas Neturėjo, bet buvo puikiai rašytas, tikrai. Net su šiuolaikiniam technologijom tokios kokybės neišgautum. Aš Garastą rinkčiausi vien dėl to, kad vien dėl tos konferencijos. Ne, juokauju, dėl to, kad irgi visiška legenda, 90 virš metų, žmogus aktyvus dar ir krepšinio visuomeniai, ir tos istorijos ir talentas jas pasakoti yra kažkas tai nerealaus, bet Jonui Kazlauskui, kaip ir beje ir prieš tai minėtam Ramūnui Šeškauskui, irgi didžiulė nieko prieš neturim. pagarba. Dar gali Jonas aplenkti Vladą, dar turi laiko. Aš šito vietoj irgi, aišku, tai, du rimčiausi tikriausiai vyrai, ar ne? Lietuvos krepšinio istorijoje kaip treneriai. Tai, matai, Jonas Kazlauskas dar ir kaip žaidėjas buvo rimtas. Ir pergalių iškovojo tiek tas, daug ir gerų, bet man atrodo, kad bent jau su Lietuvos rinktinė talento daugiau turėjo Garastas negu Kazlauskas, aš galvoju taip. Atleiskit man, jeigu klystu. Labai sunkiai išmatuojami yra. Sunkiai, šitie dalykai. Ir kartais, žinai, tau, jeigu tu turi talentą, jeigu tu turi smegenis ir vykdytojus gerus, tai trenerių reikia mažiau, iš esmės. Tai ką tu Nu, manai? Jonas Tai aš labiau už Joną Kazlauską. Aš Kazlausko- renkuosi Joną Kazlauską. Kaip trenerio niekada nebuvo mažai. Bet tą tu ir nori pasakyti. O tu sakai, kad Kazlauskas- Garasto buvo mažiau kaip trenerio. Ko gero. Tu sakai, Kazlauskas buvo žaidėjas neblogas, o Garastas kokio lygio buvo žaidėjas kažkiek? Turėjo žaisti Biržos turbūt. O Garastas iš Biržų. Žaidė Biržose. Ten krepšinis ir lengvoji atletika. Aha. Iš ten Romualdas Brazauskas. Mindaugas ten- Balčiūnas. Balčiūnas, ten klausykit, ar tik nebus krepšinio lopšys. Linas Kunigėlis ar Gintarė Grikštaitė? Nuo Gintarės pradėsim šį kartą. Nu, aš tikrai už Gintarę. Nežinau, legendinis balsas ir ypač tokia, man nežinau, moterų krepšinį, kai pradėjau žiūrėti, dar būdama vaikas, tai man visas tos rungtynės asocijavosi su Gintarė. Tai, nežinau, tikrai jaučiu Gintarį didžiulės simpatijas. Mano balsas keliauja jai. Aš turiu priežastį, dėl ko irgi pasirinkti Gintarę Grikštaitę, dėl to, kad kai pradėjau savo karjerą sporto ir žurnalistikoje, jinai buvo viena iš mano praktikos vadovių LRT. Tai va taip teko susipažinti, smagiai susipažinti, o dabar dar Gintarė dar viena krepšininkė yra dovanojusi Lietuvos krepšiniui, tai savo dukrą Gabiją, tai renkuosi Gintarę. Respektas Linui, bet kokiu atveju už visas frazes, kurias mes iš jo pavogėm, Benediktai, ar ne? Kažką esam tikrai nufyrinę. Aš tai neturiu jokių sąsajų su Gintarė Grikštaitė, tai aš gal su Linu Kunigėliu visgi eisiu, nes
yra tekę susidurti kažkiek su Grikštaitė, neteko. Nežinau, Dar jaunas, gerai dar čia ar spėsit. blogai, nežinau. Nei tas asmuo nesužaidė kažkur matytose nei vieno mačo. Liną kvietėm, Gintarės nekvietėm niekada dar. Bet nežinau, aš irgi... Pakviesi ar ne? Kaip? Kai aš Jūs augau... esat moterį turėję? Taip. Kas buvo? Uh, Rūta Meilutytė. Mes turėjot turėjom Rūtą kažkada, Meilutytę. Atsimenu. Pas mus yra žaidusi Solopova. Rimtai? Taip, pas mus yra žaidusi Agnė Abromaitė. Yes. Ir gal viskas. Kas yra Agnė? Esam dažniau žaidę prieš moteris negu integravę. Nu, galėtume dažniau integruoti, pakviesti. Smagu. Pakvies Grikštaitę. Pakviesim. Dabar Tai, čia- kai grįžtam prie Lino Kunigėlio ar Gintarės Grikštaitės, aš gal šiuo atveju dedu savo balsą duodu Linui. Lygiosios. O šitie žmonės kažką laimi, kurias mes išrinkom? Ne, nieko nelaimė. Vešim Gintaras prizą. Einikis ar Šiandien kalbėjau telefonu 2 kartus. Linas Kleiza. Apie ką kalbėt? Jeigu nepaslaptis, aišku. Aš su abiem turėjęs net darbinių reikalų, labai O ne? sunkus man Mes morališkai pamiršom pasirinkimas, sparnelius dėl to Benediktai pasirinkit pirmas. Nu čia geras klausimas, Gedai. Gerai čia sugalvojai užklausti. Čia net neklausimas. Čia drama. Čia toks. Nu gerai, kai abu turi svarių argumentų. Einikis jis yra davęs daug pergalių, daug medalių ir šiaip daug labai Davęs. lietuvių liaudžiai peno įvairiems tai kūrybiniams dalykams. O Kleiza irgi daug visko pridaręs iš tikrųjų. Gal aš už Kleizą eisiu iš tikrųjų. Man patinka, kad jis ir po karjeros yra aktyvus krepšinyje, ypač dabar, kaip podcastus daro ir kai dabar jau tos podcastus daro, manau, kur kas geriau negu pradžioj. Kas pagerėjo? Nu kažkaip dabar jis šneka, biški, su daugiau pagarbos kitiems, gal sakyčiau. Ir šiaip drąsiau, laisviau, kaip sakyt, geriau išdėsto viską. Man labai patinka pasiklausyti jo. Man pirmą kartą teko įkalbinti jau 2017 metais, sužavėjo to savo kalbėjimą apie krepšinį šiaip Linas. Bet tai ką, reikia pasirinkti gal tą, su kuriuo ką tik kalbėjau telefonu. Tai mano balsas keliauja Gintarui, nes teko taip labai... Pasivalykite kraštelius. Aš irgi gal gėdos jausmą neturiu kaip Benediktas. Tu Bet, tai tikrai neturi, aš tai žinau šitą. Aš apie tai irgi nemažai ką žinau, kaip ir apie Gintarą Einikį po mūsų dokumentikos kurtos kartu, tai... Girdėjau, buvo daug medžiagos nepanaudotos, kuri liko taip ir nepaliesta. Tai dėl tos nepanaudotos medžiagos, pagarba ir balsas Gintarui Einikiui. Na, aš irgi atiduosiu savo balsą Gintarui. Nes Einikiui? jo augau žiūrėdama, kaip jisai žaidė, kaip dominavo, jo tie nenublokuojami kabliai. Ir nežinau, visos tos labiausiai įsimintinos pergalės su rinktinė, tai aš manau, kad duodu Gintarui. Nu, O šitas aš 2000-aisiais ir aplink 2000-uosius Gintaras Einikis buvo vienas iš dievukų visų mūsų matyčiai Lietuvoje. Pirmiausia, dėmesį į jį atkreipė mano tėtis, sako, jis parodė, sako, žiūrėk, kaip šitas gerai varo. Bare, kaip buvo su tėčiu. Ne. Paskui, Tas daug gali. paskui jis iššojo, iš tikrųjų, tik po to. Bet Toks senas gedas. už tą, žinai, užklasinę veiklą, tai nope. Kleiza atrodo labai arogantiškai, žinai. Gintaras Einikis Bet nėra Kleiza arogantiškas, jis tik pasivaikščiojęs dugnu labai daug, žinai, ir tokį įvaizdį tik sudaro. nu, jis ir pats sakė, kad jis žiūrėjau čia intervus kažkokius klausiausi, kad jis turėjo būti arogantišku. Arba tu, arba tave. Nu, jo. O Nu, gal to čia jos tokius- skydas toks, žinai. Jo. Tai aš renkuosi Kleizą, tas didesnė paslaptis dabar. Gintarė Petronytė ar Jurgita Štreimikytė? Vienareikšmiškai Jurgita, nėra ką čia daugiau šnekėti. Vienareikšmiškai Gintarė, mano nuomonė. Su Jurgita nesam taip arti prie stalo Ne, sėdėję, tikrai. tai Gintarė. Nesam grūmėsi baudos aikšteliai su Jurgita, su Gintarė teko šiandien. Nu, šiam biškai pautį jėgą. Benediktui antro pažeminimo nereikia, man atrodo. Buvau šiandien baudos aikšteliai toks kaip durų kilimėlis. Manau, tą patį patirtum ir su Jurgita susidūręs. Manau.
O tu gintarė nusipykė, aš, Jurgitai, nes vis tiek vienintelė moterų NBA atstovė. Ne vienintelė. O ne ta, Bet ta, kuri žaidė, prašyčiau. kuri turėjo statistiką. Tai paprastas pasirinkimas. Šviesulys irgi iki šiol. O tu nesakysi? Tai aš sakiau, kad Ai, sakyk, taip arti, esu stovėjęs prie Jurgitos taip su mikrofonu ir sėdėjęs, nes, Bet Jurgita irgi turi tą vieną gerą intervą. Po kažkurių tai rungtynių. kurį aš remiau, man atrodo. Kur Čia džipe. moterų Gali lygos būt. vadovė. Kur visus. Ką, man atrodo, kad suvarė visus. Aš buvau tada ten. Tokie man patinka intervai. Supulus vadovas, supulus lyga. Pasakė, ką galvoja. Pagarba. Vienas tų intervų, kur vis pažiūriu karts nuo karto. Bet tu, Gintarė, irgi taip mėgsti pasakyti, ką galvoji kartais. Žinok, jau dabar taip. Kuriuo metu pajauti šitą galę ir tą tokį laisvumą gal labiau. Žinau, čia kaip po 30 metų man įvyko lūžis jau čia. Ne, ir tai, žinai, kuo labiau rūpi dalykai, tuo labiau gilinės, tuo labiau matai neteisybę. Ir kai matai, kad daug kas šneka, mažai kas daro, tai tiesiog nori pasakyti visiems, kad negalvotų, kad... Taip reikia daryti. Turbūt Kaip kitaip rasis tiesa šitoje. Bet vis tiek turbūt, kad atvirai galėtum kalbėti apie visokias problemas, turi ir svorio kažkokią turėti. Vardą kažkokį turi turėti. Pas mane tai, sakyčiau, yra paprastai. Aš nesu ta, kuri pati kelsiu ranką, įsirėksiu ar ten rašysiu kažkokius postus, bet kai manęs klausia, man skambina, iš manęs ima interviu, tai jeigu manęs klausia, aš pasakau, ką galvoju. Tiesiog taip. Tiesiai šviesiai. Einam toliau. Andrius Mažutis ar Gvidonas Markevičius? Oi, Andrius Mažutis, tikrai, mažiekiai. A, jis mažiekiusiai? Jo, ir sūnų pažįstu blogai visai. Irgi Mažutis. A, ne? Taip, įsivaizduoju. Prašau. Ir tu toks mažutis, tik pavardė ne ta. Aš gal mažulis labiau. Gal taip. Oh my god. Ignai? Tu mūsų perlė, Benediktai. Aš Gvidonas Markevičius apie Gintarainikį gerų istorijų papasakoju, dokumentikai tęsiant prieš tai buvusią temą, tai Gvidoną pasirinksiu. Bičas, kuris atsirado realiai tada iš nieko. Bent mes vaikai tuo metu nieko apie jį nežinojom. Opa, Gvidoną žaidžia. O tai kas pirmiau atsirado, Višta ar Gvidonas Markevičius? Vištas jau žinojom, Gvidoną nežinojom, tai teoriškai Višta. Andrius Mažutis, Gvidonas Markevičius. Aš Mažučiu duosiu. Man gaila, iš tikrųjų gaila, kad tokią kritikos laviną ant jo, taip sakyčiau, ne visai pelnytai, nes, realiai tai, ne jisai kaltas, kad buvo tokia situacija, tai čia buvo tiesiog toks visas purvas pilamas ant žmogaus, kurį tiesiog pakvietė atstovauti rinktinai, tai manau, kad kiekvienas būtų sutikęs tuo metu ir gerai, ne visi galbūt atitinka lygį, bet nežinau, kad šitiek būtų gavęs vienas krepšininkas kritikos, tai aš sunkiai pamenu. Tai po šį dieną visi atsimena Mažutį dėl to čempionato. Žmogus darė tiesiog ką galėjo. Čia kažkas į tą pusę, kaip dabar ant Kariniausko yra varančių. Čia dar kažkiek. Ne, bet buvo, kai Augustas prametė nebaudas kažkada, buvogi Maskoliūnas. Maskoliūnas buvo važiuojant autostradą, to žinai, per Kauną, buvo kažkur parašyta net ant elektrinės, kad Maskoliūnas ten gėda ar kažkas tokio. Tai būna, kur hebra gauna nepelnytai. Ne, bet čia žiauru. Brazijų tvora juk buvo rašinėta, man atrodo. Aš irgi. Gerai, kad dar ne kaip Pietų Amerikai, kur ten karstą paruošė. Arba kur nušauna, tiesiog nušauna į tarpuakį. Lietuvoje dar švelnu. Aš irgi renkuosi šitam duete tikriausiai Mažutį Andrių. Tarp kitko, praėjusią vasarą mes jį sutikom. Kažkur matyti žaidė pasaulio lietuvių žaidynėse. Ir žaidžiam mes su komanda iš Didžiosios Britanijos. Nežinau, tik Airija, Anglija ar kažkur ten. Jūs Londone gyvenam. Tai mes esam balkonuose, sėdėm balkonuose ir žiūrim, kaip žaidžia mūsų būsimi varžovai, man atrodo. Ir broliai Lavrinovičiai sako, taip žinai, nužiūrinėja kažką, pakelia. Mūsų komandos draugas. Ne, sako, hebrytė, šitoje salėje yra vienas žmogus, kuris žaidė Lietuvos rinktinėje. Pasakykit, kas jis, parodykit, kuris. Žiūrim ir nesuprantam. Nes matom iš viršaus. Andrius Mažutis be plaukų dabar. Tada buvo su plaukai, žinai, nusiskutėsi visai kitaip atrodo. Tai paskui išsiaiškinom. Tai linkėjimai Andriui Mažučiui. Laikykis, varyk taip ir toliau. Šiaip kietas buvo bičas, tai kaip sakai, ne vietoje, ne laiku matyti ten jį nudrožė. Ir su tokiu ūgiu, kiek jis buvo 1,78 m, man atrodo, gerą lygį pasiekė. Gintis galėjo su tokiu ūgiu. Tikrai geras krepšininkas šiaip. Barcelona, Stokholmas ar Stambulas?
Stokholmas man overpriced toksai, gal biški miestas. Ar tu čia apie čempionatus klausai? Manau, tikrai. Apie miestus klausimas. tos gėdos. Čia jau kaip nori, bet Ar tu labiau čia apie klausei, miestus. tai? Miestus. Tai taip dėčiau Barcelona, Stokholmas, Stambulas. Niekam neįdomu, vieno reikia Barcelona. Kaip miestą rinkčiausi Barceloną ir kaip svarbiausia pergalė irgi rinkčiausi Barceloną. Nes, turbūt 92 metais buvo svarbiausia kažką tai laimėti su Lietuvos vardu. 100% pritariu. Tai kaip pergalės, tai tikrai Barcelona, visi prisiminimai, bet jeigu klausi kaip miesto, renkuosi Stambulą. Nes? Gyvenau 2 pilnus metus, iš tikrųjų labai kosmopolitiškas, be galo didelis ir, nežinau, 2 žemynai, vieną miestą skiria Bosforo sąsiauris, tai beprotiškai įdomi istorija ir gražus miestas ir, nežinau, man jau pakankamai artimas toks. Tiesiog didžiausią ryšį turiu iš tų 3 miestų, tai pasirinkčiau Stambulą, bet sakau, pergalė vienareikšmiškai Barcelona. Pralaimėtas finalas ar laimėtas mažasis finalas? Sako, nėra blogiau negu baigti čempionatą pralaimėjimu. Ar pritarėt šitam dalykui? Nu, aš galvoju, kiek aš tų čempionatų čia žaidęs dabar. Žinai, Šiandien atrankos žinai kiek tų finalų būtų. Vieną finalą esu žaidęs ir mes jį pralaimėjom, tai tikrai nebuvo malonu. PlayStation variai? Ne, čia mokyklų. Komentatorių konkursas. Jo, gal visgi sakyčiau, kad laimėtas mažasis finalas. Taip, įsivaizduoju, kad smagiau turėtų būti, bet aš čia tik tais hipotetiškai. Žiūrint kaip vertini, ar iš distancijos vertini, ar taip labai tiesiogiai, nes šiaip aš gal pasirinkčiau pralaimėtą finalą, vis tik tai yra aukštesnė vieta. Bet jeigu momentinės emocijos tuo metu, tai aišku, kad pabaigi pergalę, toks sklandesnis perėjimas yra į šventimą. Bet aš tikrai esu 3-3, ką šiek tiek pasaulio čempionato finalą pralaimėjom, tai tikrai vis tiek ta antra vieta kažkiek tai laiko praėjus atrodo brangesnė negu ten. Čia kaip pats žaidėjai dar tu būtum laimėjęs. Aš labai už aikštelės ribų intensyvų grajų sukau, kad komandai sektųsi. Dar aš galvoju priklauso nuo to, kokią rentą paskui gauni. Irgi. Ar skiriasi nuo vietos ar ne? Bet kai Benediktas pasakė 3 vietą, ne, tai Gintarė galvą iškart papurtė. Jo. Ne, aš vienareikšmiškai rinkčiausi finalą. Labai skaudu ir žinau, esu tikrai pralaimėjus ne vieną finalą, kur po to išgyveni ir stringa ilgam, bet nežinau, kaip sportininkas nori visada žaisti dėl aukščiausių apdovanojimų. Nežinau, visą laiką finalas yra jau tas maksimalus, ką tu gali pasiekti. Tos rungtynės, kurias gali pasiekti ir tada tu žaidi dėl titulo. Tai aišku, tuo metu tau yra žymiai skaudžiau ir tau daug linksmiau laimėti bronzą, bet nežinau, aš kai važiuoju į čempionatą ar kokios varžybos bebūtų, negalvoju apie bronzą, kad aš bronzos norėčiau, aš visada noriu laimėti, tai vien jau žaidimas finale yra, nežinau, didžiulis pasiekimas ir tada jau esi per žingsnį, aišku, žiauriai skaudu, bet nežinau, aš net ir dabar atsukus laiką atgal tikrai rinkčiausi geriau paliūdėti pralošus finalą, negu laimėti 3 vietą. Yeah. Kas mes prieš Gintarę, klausykit, kas mes prieš Gintarę? Tai labai viskas irgi paprasta, jeigu yra finansinė išraiška, čia jau ne mums vyrai, ne mums tikrai. Jeigu yra finansinė išraiška, tai antra vieta visą laiką geriau. Paliūdės ir praeis, bet antra yra vieta, ne 3, laipteliu aukščiau. Tai aš už 2 vietą, tik labai viskas paprasta. Jokių ten bet. Vienas prieš visus esat, ponas. Ar gerai, taip ar taip, žinai, galiu pakeisti nuomonę, jeigu žaidi dėl 3 vietos, vis tiek vieną kartą gavai. Žirentą tai čia vieną kartą gauni, tik vieną anksčiau pralaimėjimą patiri arba vėliau. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Nu ką, Chebrytė, dabar iš ekspertų lygio perinam į realybę. Ir šiandien dar kartelį priminsiu, žaidė krepšinį 3-3, 3 nedideli vyrukai prieš 3 aukštas paneles. Visos buvo aukštesnės už mus, ne? Taip gaunasi, net jūsų žemiausia, kaip mūsų aukščiausias. Kas dar buvo merginų komandai? Justina Kraujūnaitė ir Livija Sakevičiūtė. 1,96 m,
88 ir metras 76. Va, o mūsų buvo 1,75 m, 1,75 m ir 1,78 m. Gerai. Mano 1,78 m, prašau. Baigtų. Kas buvo trečias, kurį atbeldė? Gustas iš M1. Supratau. Tai va, gal pradėkim nuo Igno tavęs. Tu ten nedalyvavai. Biščiuką pradėjau. Nu, Gerai, tu ten nedalyvavai. Tai tavo, sakykime, spėlionės, kaip ten viskas galėjo baigtis. Jūsų pažeminimu. Taip, Ta prasme, čia tu Ne, taip nu, apie man- draugus. Ne, man kai išvardino profesionalumo lygį, mums atstovavusios komandos, tai kaip ir kitas spėjimo, nu nežinau, pagal sudėtis negali būti. Bet vis tiek, žinai, vyrai, moteris čia istorija. Gerai, rezultatas. Žaidėm 2 kartus iki 21. 2 kartus iki 21. Po 2 po 1 tašką. 21,8 ir 21,10. Labai panašiai. Į kurią pusę? Beveik tiksliai. Tikrai ne jūsų į pusė. kurią pusę. Tai kaip jūs galite Labai būti laimėti netiksliai. ir būti pažeminti? Kaip viskas vyko, O kiek buvo? pažiūrėkim dabar. Panas, ką galvojat apie neaukštus vyrus? Nežinau, bandysim uždominuoti. Neaukšti vyrai. Red flag. Kaip jaučiatės žaisdamas prieš vyrus? Maloniau, absoliučiai nemalonu, nesąmonė? Daugiau mažiau nesąmonė. Žiūriai pataikai gerai su šitu. Ir labai daug jėgų iš jų atims šitas. Ilgai žaidžia labai, nes nuovargis didesnis. Tu arčiau man labiau į papušnę kiek. Gerai, nuovargis, sakau, didesnis, tai manau, kad visai neblogai mes čia žaidžiam. Aš esu krepšinio komentatorius Benediktas Petkus, labai smagu čia būti, krepšinio nežaidžiau porą metų ir čia esu paimtas tik dėl skaičiaus. Labadiena, esu radio laidų vedėjas Gustas Ramonas, komandos lyderis, naujokas ir legionierius. Ištempsim komandą šiandien. Sveiki, aš esu Gedas Ročka, kažkur matytų žaidėjas. Šiandien žadu labai gerai žaist, įkaist ir turiu svajonę mažą nublokuoti centre. Sveiki, esu Justina Kraujūnaitė, profesionali krepšininkė ir dar neišsiaiškinau, kur aš čia patikau. Sveiki, esu Gintarė Petronytė, profesionali krepšininkė ir bandysiu šiandien prisidaryti gėdos. Sveiki, esu Lyvija Sakevičiūtė, profesionali krepšininkė ir šiandien atėjau sužaloti vyrus, nes man tai patinka. Ne, tai jeigu čia taip, tai nuobodu bus. Ui! Nepyk Gedai, žinok, man biški trūksta temų. Durk. Papasakok. Gaunam per apačią viską gaunam. Žiūrėk, Gedai, aš tokią idėją turiu. Jeigu aš, pavyzdžiui, nualpčiau dėl peržiūro, taip suveiktų, taip, galvoju, nelabai? Bet, pažiūrėsiu, kas bus vis tiek. Krepšinio komentatorius nualpo. Gerai. Gal būtų tokia klikbaitinė antraštė. Geras! Neik! Geras! Gerai. Gintarė manęs negerbė. Kažkaip gal galim iš to. Kad labai daug šiaip pagarbos turi, bet... Šiaip tai schamės truputėlį. Aš manau, turi išsileist plaukus. Pasileist plaukus. Ir žais. Davai.
Davai, aš tada pasileidžiu plaukus. Sako, vanduo yra gyvybės šaltinis. Ai, bet tu Matau, kad nėra pas tave gyvybės. Turėjai gal Labai gerai, perkelti, perkelti, ta prasme. Na, tai palauk tada. Tai darom, tai tu tada sakyk man nugarinę, aš pakašybėsiu. Gerai, o čia kai man įvedat kamuolį po krepšį, jie visada ateina dvigubinti, aš taigi kaip tinklinį atmetu ir trajakais baudžiam. 3, 2, 1. Aš po krepšiu! Tu laisva dar galėjai pasakyti, kad arčiausiai. Dabar žiūrėk, padarys. Atsidarei, Tai aš jau buvau metęs prieš tai, žinau. bet atsidarei, įmetė Ne, vieną. aš atsidarė, žinok. Kartais užsidaro biškiai. Pasimsi tu gintarę. Laisvai. Tu pasimsi dabar lygiai. Gerai. Bet stumdykis paprašė. A, ne? Stumdykis. Čia galima stumdykis. Galima, ne? Čia tau nešokis. Čia reikia stumdyti. Ai, matai, aš nelabai. Išsistumk, nachrin. Nachrin? Nachrin. Nachrina. Atpluk, patai. Tu nori pasakyti nachrina, lietuvių kalbos terminas. Išsistumdykim. Dabar. Ką man su gitarą daryti? Nežinau, pakviesk kavos gal. Yra reikalų, nes neįcentruoja visą gyvenimą. Man užkalbint gal jie tiesiog. Užkalbint gali. Gal kokį Jūs galite pick-up line gal kokį turi. Sugalvosiu kažką. Pieska laidą dar ką nors. Nežlugdom vyrų, duodam biškį mes, nes nereiktos demotyvuoti visai, kad nebemylėtų krepšinio. 1, 2, 3. Lemba, beveik. Pirmas šį sezoną. Gerai. Svarbu atsidaryti ir nuo dabar tik aukštyn. And I took it personal. Žiūrėm, geras. Gerai. O, Dieve. Viskas? Buvo garbė. Tai iš tikrųjų teko paprakaituoti. Jo. Nežinau, galvojau bus lengviau, bet Aš galvoju, bus lengviau, bet nu ką, mūsų taktika vis tiek buvo duoti jiems šiek tiek pasireikšti, kad nesugniuždyti visiškai to noro, net muš noro žaisti krepšinį. Tai davėm šiek tiek įmest taškų, kad nu, nebūtų visiškai, žinai, gėda, nu, sausai taip. nenorėjom paleisti, bet šiaip ir vis tiek, kad vyrai geriau jaustųsi jo. prieš Būtų moteris. buvę lengviau, bet įsivėlėm į varžovų chaosą ir taip gavosi. Ne, nu, chaosas konkretus, bet, Taip, taip. Padarėm nereikalingų klaidų. bet uždominuoti netrukdė. Taip. Nežinau, į Kybridžtą ar ten Klaipėdos LSU kokį nors bent vienas pretenduotų iš mūsų? Kadangi žinom šių dienų liūdnoką situaciją Lietuvos moterų krepšinio lygoje, tai manau, kad vieną žaidėją galėtume pakviesti į sudėtį. Kurį konkrečiai? Negalima atskleisti kortų. Numeris 23, aš manau, laik. Nu jo, vis tiek neblogą tokį trajeką įmetė, tai Su perspektyva, avansų, manom, kad numeris 23, nes turi tokių slaptų ginklų, kur, nu, tiesiog kažkokio unikalumo šiek tiek. Nėra ką labai daug žodžiauti, iš tikrųjų nebuvo sunkios rungtynės, bet, nu žinot, svečiai atvažiavo, nori pasidžiaugti ir mes visi Kybridžtės fanai. Tai tokį vis tiek jaučiam pagarbą didesnę. Plius įsivėlėm į aukštų žmonių krepšinį, mums neparankus. Turėjom tokių neparankių ir šiaip žaidėjų savo komandai. Gedas nelabai. Ką Gedai tu pats? Šitą Benediktas labai. Ne, tai aš apie Benediktą. Nieko. Ką Benediktai galvoji? Nelabai girdėjau, ką aš ne, kad man siela išėjus iš kūno buvo. Šitas, Aš- tie du mačai, čia buvo krepšinis žaidžiamas. Nu, žinai, krepšinis tas toks žodis, subjektyvus gal tas savokas subjektyvi, žinai. Aš galvoju, arčiausiai, ką aš turiu jų žaidimui, tai plaukus ilgus tiesiog. Kuo Parodyk galiu plaukus, prilygti parodyk tiesiog. plaukus. Jau ir- Aha.
O taip ant priekio galėtum? Jo, tai. Kaip pusbrolis kitas. Tai Benediktas pasileido plaukus varžybose. Tiek ir turiu. Pasileidęs plaukus šiandien tikrai su trajakais. Didžiuojas jumis. Buvo smagu, bet daugiau taip nereikia. 1, 2, 3. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Tai va taip atrodė tas mūsų krepšinis. 2 rungtynės, 21-15. Antrasis baigėsi taip, o pirmą gavom 21-9. Benediktai, Biškiu nuvertinau. ką patyrei šiandien? Patyriau įdomių tokių potyrių, sakykim. Šiaip nėra, kad dažnai žaisčiau krepšinį, paskutinį gruodžio mėnesį gal žaidžiau. Mes dengiam vienas kitą. Taip, mes iškart kažkaip pradėjom su Gintarė. Komandos aukštaugis Benediktas Petkus. Mes jau per apšilimą. Kažkaip pradėjom jau, aš gal pradėjau kažkiek treštoko to biškai pradžiai. Gintarei tas nepatiko, mačiau, kad jinai kaip ir pasiruošus mane nužudyt. Iškart pasakė, kad mane dengs. O aš jau buvau pasakęs, man atrodo, irgi gedui, kad aš imsiu Gintarę. Ir kad nepaliksiu jai vilčių, bet nepavyko šitas mano planas. Sakau, buvau, kaip sakant, po krepšių tai šansų nelabai turėjau, gal taip sakykime. Ne, porą kartų gal buvau arti visai, kad ten patrukdyčiau. Kad paliestum kamuolį, kurį laiko Gintarė rankose. Nelabai, ne? Pažiūrėsim per video, bet... Tai gal nelabai tada. Bet, kas buvo, ką turbūt jau matė žiūrovai, ne? Jeigu matė jau highlightus. Matė, ką tik. Jeigu neprasuko. Jeigu įdėjo highlightus. Jeigu neprasuko ir jeigu įdėjo į highlightus. Buvo highlightų iš vis. Tai buvo toks momentas, čia Ignai tau pasakojo. Žodžiu, dengiu Gintarę, ten kažką tipo ant trajako, jinai ten tipo, žinai, kažką. Ir įmetė tritaškį man į veidą. Ir kaip sakė Jordanas, žinai, I took it personally. Ir aš atsakiau, tritaškių. Tritaškių nuo lentos gal netgi reiktų. Kitoje atakoje čia. Kitoje atakoje iškart. Po frazės tai buvo aš tai priėmiau asmeniškai. Taškai. Vienas iš trijų turbūt taiklių metimų buvo mano. Vieni iš kelių nedaugelio, jo. Gintarė man provokavo mesti visas rungtynės. Aš mečiau daug, pataikiau mažai. Pataikiau vieną. Ta legendinė. Ta tritaškį ir dar vieną pataikiau. 2 kaip minimum pataikiai, žinau. Tai va. O kitus mečiau ir buvo šiek tiek baisu, kai matai tas iškeltas rankas prieš save. Nežinau, koks tavo wingspanas, bet... Bet aš visiškai atsitraukiau, tu galėjai tiesiog mesti... Neužteko jam drąsos. Man į veidą. Aš tau žadėjau ir alaus, ir vakarienę, bet... Man žadėjai alaus. Gerai. Bet ir bloką vieną man žadėjai. Kaip matau, kad Angelus čia nestovi, tai... Tai žodžiu, iš Benedikto pusės aš girdžiu tik pagarbą, tokio... Inkštimo truputėlį, aišku, yra toks, žinai, atmazų kažkokių. Gintarė, kaip tau ten viskas atrodė, nes prieš mačą čia kelias dienas susirašinėjom ir vis tu klausinėjai, tai kas ten tie varžovai, nenorim čia mes tų traumų, biški baisu, žinai, vis tiek bernai, tie ten nesužiūrės. Kaip pamatė varžovai šiandien? Prunkštelė, aš mačiau prunkštelė. Benediktai ir mane. Ten buvo taip mandagumo šypsena ar... O su balta vėliava atėjus jau į areną, ar... Ne, tai tiesiog, tai žinai, kad negali apsigėdinti, bet Benediktas labai jau ten buvo sparnai užaugę, labai jau plaikstėsi per apšilimą ir rodė, kaip jis čia mėtėsi ir dominuos, tai... Taip, tai aš. Šiek tiek priėmiau asmeniškai ir nežinau, pažiūrėsim, kaip ten buvo. Labai daug asmeniškumų kažkaip tarp mūsų, bet šiaip mes, manau, nepiktybiškai taip, ne? Žaisti buvo bent kažkiek įdomu? Žiūri. Sakyti tiesą ar meluoti? Viskas sakyti teisybę. Ne, iš tikrųjų, labai smagu buvo. Labai smagu buvo, nes pavyko laimėti ir uždominuoti, bet... O ką reiškia uždominuoti 21-15? Ne, tai mes jums davėm, kad ten jau nebūtų sausai, tai kaip atrodytų dabar. Ne, taip irgi nereikia, kad jau davė, ten jau mes patys kiek susikūrėm. Visų pirma, pradėkim nuo taktikos. Tai mes davėm tokią taktiką, kad Benediktą pastatėm prie tavęs. Ką tai reiškia? 15 taškų į mūsų kašį iš karto. Tik nereikia, pasižiūrėsim įrašą, aš gaunu kamuolį 3 ant manęs. Va, šitą taktiką darėm, tikrai 3 žmonės. Trigubinom, rizikavom kažkiek ties trajakais. Tai va, jūs nužudė 3 taškiais. Jo, realiai ant riziko, viską ant riziko. Tai jūs pamatėt, kad aš įmečiau 1 antrą kablį prieš Benediktą, atėjo trigubinti, tai mums atsivėrė kiti keliai.
Man tai toks buvo įspūdis, kad pritrūko noro truputėlį ir gal drąsos labiau, ne tiek noro drąsos liestis prie merginų, duot kontakto, nes jie tokie, žinai, švilnučiai, stovi už tos nugaros, o jūs darot, ką norit. Ten vienas draskytis aš nenorėjau, nes būčiau atrodęs, žinai, nu, neadekvačiai truputėlį. Bet Justė, nu, truputėlį tik už mane aukštesnė, iš esmės mano pozicijos, tai mes ten su juo taršėmės, viskas gerai, su juo galėjau žaisti aš labai drąsiai ir su tavim stumdžiausi. Nu taip, bet šiaip labai noriu jūs pagirti, kad tikrai turėjot džentelmeniškumo. Tai, nes kartais būna tikrai, bet kaip ir prieš rungtynės kalbėjom, kad tos mūsų patirtis, kur turėjom su vyrų komandomis, nes dažnai būna ir per pasiruošimą treneriai mėgsta, kad žaistų mergaitės prieš vaikinus, tai tos patirtis, nu, nėra pačios maloniausios, ypač kai žaidži prieš tokius ten 16-mečius vaikinus, kur atrodo, tarkim, čia mes moteris ir 16-mečiai vaikinai, bet ten jie tikrai dar neturi tiek supratingumų ir jie tiesiog tada nori parodyti, kaip jie dominuoja ir ten dėjimai krepšį ir taip toliau tiesiog pasimato, nu, jeigu skirtumai, tai tada tu tiesiog traukės kuo toliau, nes bijai susitraumuoti ir gauti traumą. Tai va. O Benediktai, kokia jūsų stiprioji pusė krepšinį šiaip? Šiaip blogas klausimas yra. Ta stiprioji pusė, žinai, ta prasme, mano gal yra tas... Dešinė. Mano elitinis įgūdis yra tas davai, tipo, tas pavarom, žinai, tas užvedimas. Užvedimas elitinis, komandos. Šito turiu tikrai. Palaikyti komandos dvasią. Taip. Bet tai yra labai svarbu, negali to nuvertinti. Oi, tai aišku. Bet svarbiausia, ne vietoj žaidimo, jis daro tą vietoj žaidimo šitariu. Nu, Vietoj to, kad keltum ranką, ne prieš metantį žmogų, davai. Davai, sako jo Gintarė, davai. Prieš žaidžiant, tai mano buvo vienas iš tokių, na, sakykime, nedidelių svajonių, tai norėjau atkovoti kamuolį po krepšių. Pavyko vieną kartą. Rimtai? Netyčia, jo. Mat, galbūt nusisukus ar kažkaip. Ar tiesiog leidai gal, nežinau. Arba tavo uoslė buvo tiesiog neįlinė. Mano jo, nes aš žinomas kaip gudrusis Lapinas. Pažiūrėkim tarp vyrų ir moterų krepšinio skirtumą, ar ne? Nu, tai ten ūgiai, svoriai, greičiai, jėga ir taip toliau tie ir taip aiškus, bet nagai yra, plaukai pas jūs. Aš kažkaip, nu, kai tavo lokuotis, net kaip kitas panas dėmesio. Su ilgais nagais ir sezono metu žaidžiat? Ne, čia be šansų. Be šansų? Čia summer mood. Tai jūs galite sunaudoti. Ne, iš tikrųjų, tai dabar vasarą, tai net tos karų neišsisegėm čia mūsų tokiam draugiškume, bet iš kasos, tu gavai iš kasos vieną. Aš iš Alkūnės gavau. Nu, iš Alkūnės kažką, sakė Julius, kad iš kasos kažkam užvažiavau aš šiandien. Nu, o tie patys plaukai, bent jau jūs tai, nežinau, 5 kartus ryšosi, reikėjo laukti. Kur galėjom, žinai, užatakuoti, ne, laukiam, buvom džentelmeniški, šiaip būtų apylygiai ir baigėsi tie mačai. Bet realiai ant šito jūs ir laimėjo. Oi, tik nepradedam, tai kiek jūs taimautų paėmėte, jau kiek net neleidžia taisyklės. Gerai, gal TV taimautai prasidėjo, ne? Mūsų televiziniai taimautai buvo. Bet Benediktų irgi reikia ryštis plaukus greivus metu, ar ne? Vienas iki bandė pasileis, bet nieko tai nepadėjo. Gerai, varom prie rimto krepšinio. Gintarė, čia ne apie tave. Čia apie mus tas buvo nerimtas. Žiūrim Lietuvos krepšinio vyrų rinktinę. Ir jeigu neklystu, 8 metai be medalių svarbiausiose turnyruose. Ar su tuo viskas gerai? Gintarė, daug vilnių. 8 metai. Moterų krepšinėje dar daugiau. Moterų švis sausra badas. Ne, iš tikrųjų labai liūdna, neslėpkim, esam krepšinio šalis, save laikom krepšinio šalim, nors dabar jau daug kas galbūt galvoja ir kitaip, tai vis tiek mes kiekvieną kartą važiuojam ir tikimės ir norim ir, ką, yra kaip yra. Mes visą laiką galvojame iš tikrųjų, kaip tu sakai, kad esam krepšinio šalis, bet reitingas oficialus ar ne pasaulio čempionato parodė, kad mes esam 15, 14. Tai čia prognozė, čia, koks čia reitingas, čia power rankingai, tai tiesiog rašo žmogus straipsnį. Ir prognozuoja, tai 12, man atrodo, mes buvom paskutiniais duomenimis. Ai, tai iškart geriau, ar 14 ar 12, tai tu susiduok. Pritarėt, kad mes esam tik tais, tarkim, tebūnė 12 pasaulyje? Aš tai manau, kad šiais laikais nelabai daug skirtumų yra likę tarp ten kokios 5 ir 12 komandos. Yra atsiradę daug daugiau, daug lygesnių komandų su žaidėjais, kurie turi NBA patirties. Mes dabar ir matom ten Dominikoje, kas susirinko, kur mes turbūt dar atrankoj 12 olimpinės, ten 30 taškų ar kiek nuputėm tą Dominiką.
nors turėjo Horfordą tuo metu rinktiniai. Tai čia, nežinau, čia viskas priklauso nuo konkretaus kelio, kurio tu turi nueiti iki, sakykime, ketvirtfinalio, pusfinalio tam čempionate, o taip žiūrėti į bendrą vaizdą, kurį čia komanda geriausiai atrodo, tai vis tiek kartais iš 2 turės lik 1. Taip, aš sakyčiau, labai pasitempė visos kitos šalis. Kažkaip labai, nežinau, ta krepšinė atrodo, kur niekada nelaikėm krepšinio šalim, ta prasme, ta pati Skandinavija, sakyčiau, ar ten. Ir dabar matom su Puerto Riku, kur taip, turim problemų, tai visi dabar žaidžia, visi tobulėja, o mes gal, sakyčiau, šiek tiek užmigom ant laurų. Ko dabar reikia, kad varytumėm taip pat gerai kaip seniau, nežinau, ko mums trūksta? Nežinau, dabar gal, sakyčiau, visų pirma, tos motyvacijos kažkiek trūksta. Nežinau, mane tai šiek tiek nuliūdino, aš neslėpsiu šitą visą situaciją, kad tiek daug atsisakymų yra važiuoti į rinktinę. Tai, nežinau, anksčiau taip nebūdavo. Anksčiau visi važiuodavo, buvo didžiulė garbė ir, nežinau, tos Lietuvos marškinėlius užsivilti, tai būdavo tiesiog kažkas tokio neįtikėtino. Dabar dėl vienokių ar kitokių priežasčių yra labai daug atsisakymų ir dabar jau, kaip matom, kokią mes turim galutinę sudėtį, jau visi net ir aplinkui šneka, kad kažko labai daug mes iš tos rinktinės galbūt negalim tikėtis. Bet matai, kai suvažiuoja visi, tada Hebra sako, netelpa aikštėje. Geriausi visi, ar ne? Jiems nėra erdvės ir taip toliau. Nes suvažiuoja dabar telpa visi. Dabar reikia kiaušinių didelių. Benediktai, ko trūksta? Ko trūksta? Geras klausimas. Arba ko reikia? Sėkmės gal netgi kažkiek reikia. Tai galim prisiminti tos pačius 19 metus, ar ten dar prieš tai Eurobasketą 17 metais. Ta prasme. 17 tai jau nuo graikų normaliai gavom. Tai taip, bet ta prasme, aš turiu omeny, kad tie play-offai yra vienos rungtynės kartais, o vienas momentas, kaip 19 metais, jis daug nulėmė ir nežinau, ar labai mes tai galim tada vertinti, žinai, kad čia mes... Bet matai, sako, sekasi geriems. Yra toks posakis. Yra toks posakis, bet jo, man darės gera mintis, kad dabar visi kažkaip taip atrodo ūktelėjo, pasistebėm, tie patys Lenkai, galim pažiūrėti, jų čempionate dabar nebus, bet Eurobaskete buvo top 4, jeigu nesumeluosiu. Taip, Slovėnus. Tai irgi, kur kažkada mes gal juoktavomės, ten Gortatas būdavo ir vos nežinai. 2009 irgi gerai pasijuokėm. Tai sunku pasakyti, ko trūksta, nežinau. Bet šiaip tu dar gerai pasakai šitą, kad iš tikrųjų kamuolys yra vienas ir kai suvažiuoja patys geriausi didžiausios žvaigždės irgi nebūna lengva žaisti. Tai, pavyzdžiui, ir praeitas čempionatas parodė, kaip iš ispanų beveik niekas nesitikėjo, kai net važiavo didžiausios žvaigždės, o tarkim tokie serbai ar graikai, kur ten buvo aptarinėjama ir kalbama, jau kabinami aukščiausios prabos medaliai ir pamatėm, kaip iš tikrųjų yra. Laimėjo ispanai, iš kurių, sakau, mažiausiai kas tikėjosi. Tai bet jie tada ir degė noru. Visi degė noru, visi viską darė. Savo Lietuvos krepšinio istorijų turim tokių atvejų, kai nuvažiuoja rinktinė, kur be didžiausių žvaigždžių, bet tas yra didžiulis noras ir motivacija. Aš tai sakau, rinktinė, jeigu tu neturi noro ir motivacijos, geriau net nevažiuoti. Reikia užleisti tam, kuris alkanas, kuris nori. Tai aš tai ir dabar tikrai sakau, šitos rinktinės nereikia nurašyti ir tikrai gerai neblizga draugiškose varžybose, bet jie tikrai dar gali parodyti, nes tą charakterį šitą rinktinę turi. Turim tiesiog nerealų trenerių štabą, turim žaidėjus, kurie nori ir aš manau, kad tikrai dar viskas įmanoma. Ar mokam mėgautis krepšiniu be medalių? Kalbam apie tą sausrą, ne medalių aukščiausio lygio turnyruose. Nežinau, asmeniškai aš tai taip. Kažkaip visą laiką, kai žiūri, tai tą procesą praeini kiekvieną kartą iš naujo. Ir tą aštuntfinalį, kurį galbūt pralošė, tu nori, kad laimėtum ir visą kitą, tai iki to paskutinio pralaimėjimo tu visada yra ta sportą žiūrint natūrali viltis ir kažkoks tai pasimėgavimas. Tai, tas bendras populiarumas turbūt gal šiek tiek nuo to nukenčia, gal yra ir tas dalykas, kad žaidėjai atsisako žaisti rinktinį dėl to, kad mažiau mano, kad rizikuoja praleisti kokią nors galimybę laimėti medalį. Tai tas bendras neigiamas efektas tų pralaimėjimų, aišku, matosi, bet šiaip ta prasme, ar kažkaip sugadintas iš anksto, pavyzdžiui, šitas čempionatas, tai man asmeniškai tai ne.
Man tik sakai, kad tie blogi rezultatai kažkokie ir netokie geri rezultatai gali turėti įtakos, tai man gal tik baisiausia, kad nuo tų nebuvimo gerų rezultatų, kad nenukentėtų masiškumas, kalbant apie vaikus, sportuojančius. Jis jau nukentėjo. Tai aš manau, kad mūsų dabar turėtų būti pagrindinis tikslas, negalvot, kaip čia atvažiuos, čia vienas žaidėjas neatvažiuos, okei, ta prasme, man tai kažko labai tai nekeičia, bet kažkaip sugalvoti, kaip padaryti, kad tas masiškumas nesumažėtų ar bent jau išliktų toks pat, ar ten geriausiu atveju daug dievė pakiltų dar netgi, nes viskas prasideda nuo to. Bet kaip, klausyk, tą padaryti, kai mūsų rinktinė laimėjo, buvo labai daug vaikų lankančių krepšinį, žaidžiančių kieme ir taip toliau, ar ne? Laimėjo Rūta Meilutytė medalius savo, patrigubėjo, nežinau, papenkigubėjo lankančių plaukimą, o dabar nėra rezultato, kaip prikviesti vaiką į krepšinio treniruotės. To labiau, kad yra konkurencija dabar. Masiškiausia sporto šaka Lietuvoje yra futbolas, berods. Taip. Ne? Taip. Kuo toliau, aš manau, natūralu, kad bus sunkiau prikviesti vaiką sportuoti apskritai. Kažkada tai turbūt tai buvo bilietas į normalų gyvenimą daugam. Tų bilietų yra daugiau šiais laikais. Tokioje Serbijoje ten vis dar taip yra, dėl to vis dar yra masė sportuojančių žmonių, bandančių bent jau užsikabinti ar tai krepšinį, ar tai futbolį, ar tai kokiam kitam sporte, o mėgėjiškas sportas, kuris, nemėgėjiškas, bet kai vaikas pradeda sportuoti, kuris pereitų į profesionalų sportą, šalyse, kuo jos geriau gyvena, man atrodo, yra nustatyta tokia koreliacija, tas reiškinys retėja. Žmonės tiesiog ir tęsia, kad ir lankė kokį nors krepšinį sportuoti dėl savęs, o ne nori patekti į rinktinę arba atiduoti visą savo gyvenimą ir sveikatą tam dalykui. Tai čia turbūt yra natūralu. Tiesiog laviruoji tose ribose ir bandai kuo daugiau kokybės tuo pat metu išlaužti iš to būrio žmonių, kurį turi sporte. Ir iš to gero gyvenimo atsiranda ir dar daugiau galimybių ir kitoms sporto šakoms. Dabar galima pažiūrėti padėlio, ten visokių kortų daugybę, tai irgi paima kažkokią dalį. Tai čia turbūt krepšiniui didžiausias uždavinys sugalvoti, kaip išlaikyti maksimaliai kiek įmanoma vaikų ir jaunų žmonių. Apie krepšinį nekalbėdavom kaip apie džiaugsmą, žiūrėk dabar kaip apie problematiką jau, ar ne? Visada mes matėm ir problematiką krepšinį. Gerai. Vietos buvo blogos, išskyrus pirmą ir visi treneriai nelabai. Galima pažiūrėti dar, trumpai, tai vien smagu, kad mes tam čempionate dalyvausim, gal taip dar pasakykim, nebus ten tikrai gerų rinktinių, ar kur anksčiau laikydom gerom rinktiniam, ten kokie turkai, kroatai visokie, tai kur seniau kalbėdavom, kad čia mūsų tos lygio gal net komandos. Tai smagu, kad mes bent jau ten esam, gal to galim pasidžiaugti. Ar čia, sakot, per mažai? Daugelis lietuvių su tavimi tikrai nesutiktų, žinai, bet aišku, esam aukščiausiam lygiui, tai labai smagu, bet dėl to masiškumo, ką norėjau pasakyti, kad, sakom, masiškiausias yra futbolas, bet realiai mes tai futbolo neturim aukšto lygio ir, neturim nei futbole kažkokių pergalių, nei net nedalyvaujam aukščiausio rango varžybose. Bet masiškumas yra ir tie vaikai eina, tai aš manau, kad tą mūsų meilę krepšiniui tai bus sunku užgesinti. Taip, galbūt nebėra taip, nes kaip ir Ignas sako, yra tikrai daug daugiau bilietų ir daug didesnis pasirinkimas, bet kad vis tiek numylimės tą krepšinį. Žinai, čia tas pats, kaip vienas geras Mesis gali padaryti daugiau negu viena bloga nacionalinė rinktinė, ko gero su savo įtaka, ypač vaikams lygiai tas pats ir vienas geras Sabonis gali, padaryti daugiau negu kokia nors vidutinė rinktinė, tai reikia jums tada tos gerosius pavyzdžius ir naudotis jais, gerosius asmenys ir naudotis jų vardu, atvaizdu ir viliot. Gerai, žiūrėkit. Tai taip kažkaip labai... Nuėjom čia akademinė diskusija. Apie švietimą. Turim savo rinktinę, bet turim ir labai daug ne savo rinktinių, kurios irgi yra įdomios. Ir jums kaip yra įdomiau, kai susirenka geriausių sudėčių rinktinės? Tada sakot, bus geras šampas, ar plojat rankom, kai Graikijoje nežaidžia, sužinot, kad nežais Giannis, Amerikoje ten, Amerikos rinktinė nežais 20 geriausių, žais 30 kem 5 ir taip toliau ir panašiai. Kas jūs labiau veža? Tai aišku, kai visi geriausi. Visada noriu matyti, nes tu niekada nežinai, kaip bus. Ar, kartais, kaip sakau, pavyzdžiai gali laimėti ir ten komanda be visiškų žvaigždžių, tu nežinai, kaip bus, tai visada aišku nori, kad startuoti ir žinot, kad žaidi prieš geriausius, tai nežinau, tai aišku, visi nori, tai visas čempionato lygis bendras labai kyla ir žinomumas ir ta pati motivacija, kai žinai, kad žaidi prieš
pačias didžiausias žvaigždės, manau, patiems žaidėjams. Aš tai žiūriu labai savanaudiškai ir racionaliai šitoje vietoje. Jeigu mūsų keliai gali atsidurti tą rinktinę, tai gali būti ir nukraujavus. Ten kitur tegul mūsų žavi tos žvaigždės. Nes pavyzdžiui, 2010 metais kiek žmonių pamena, kad nebuvo Ispanijoje Gasolių, Prancūzijoje Parkerio, Argentiną nugalėjom žaidžiančią be Žinobilio. Tai šiais metais aš palinkėčiau Lietuvai lygiai to paties. Per Graikiją be Janio praeit, per Serbiją vėliau ketvirtfinalį praeit žaidžiančią irgi be 4 praktiškai starto 5 žaidėjų. Nu ir prieš tai dar kažkaip su Juodkalnyje susitvarkyti, kas gal net taip startuojant čempionate gali būti sudėtingiausia. O 2011 mes liūdim dėl pralaimėjimo Makedonijai, o čempionate buvogi ir Dirkas, ir Parkeris, ir ten visos kitos ryškiausios žvaigždės. Tai, kažkaip geriau medalis negu kitų komandų lyderiai aikšteliai. Man tai dar pasaulio čempionatai žavus to, kad ten yra visokių egzotiškų tokių rinktinių. Man kaip krepšinio iškrypelių jos labiausiai patinka. Egipto pasirodymo laukiam. Jo, man tie visi ten pereit per tas sudėtis visokias, pažiūrėti, kokiu ten būna veikėjų. Tai va tas labai smagu. Tai laukiu Pietų Sudano, pavyzdžiui, pasirodymo. Mėgstamiausias arba nemėgstamiausias visų laikų varžovas Lietuvos rinktiniai. Galim truputėlį pagalvoti, reikėtų dabar įvardinti. Man mėgstamiausias turbūt vis tiek su Amerika būtų. Nes visą laiką įdomu. Gal įkasim kažkaip, gal kažkaip netyčia. Tada neįkandam dažniausiai, bet vis tiek smagu. Visada prieš Ameriką, kai žaidė, tai jau toks įvykis. Taip. Čia nėra tiek daug jau buvę tokių kartų istorijoje. Visi žiūri kartu tada. Ne, tai faktas. Man nuvertintos rungtynės prieš Ameriką yra 2012 metų olimpinės žaidynės, kai ten Songailai teko Lebrono berods dengti ir tik 5 taškais gavo Lietuva. Ar 5, ten ar 8, bet žiūrėjau. Buvo geros rungtynės, o daugiau gerų rungtynių tose olimpinėse ten apart prieš Nigeriją turbūt ir nebuvo tai komandai. Vos išsikapstėm toliau ir pralošėm tai pačiai Rusijai. Prieš gerus 10 metų mano bičiulių šeimyna grįžo iš Ispanijos ir parvežė mums dovanų. 2 Ispanijos kepurės. Tai parašė Espana. Ir aš galvoju, seniukai, kur aš dėsiu. Iki šiol yra naujos, visiškai nepaliestas, labai gražios kepurės. Bet jos guli spintoje. Ir tai tik dėl to, nes kaip šalis man patinka Ispanija. Barcelona, miestas fainas ar ne, ten šilta, gera. Žmonės faini. Bet dėl akistatų Lietuvos ir Ispanijos, aš negalėjau jų dėvėti. Dėl tų kepurių gali pasiūlyti parduoti kažkam. Šiaip parduoti po 10 eurų, sakykime. Jau aukcioną. Gera kaina. Tikrai tau tai negera, tam kas pirks tai gera, nes jeigu tai yra vintažiniai Ispanijos rinktinės kepurėlė, tai šiek tiek kainuoja. Bet Ispanai tie tikrai kur su jais, kažkaip nefainai visą laiką, ten kažkokie ten vaidina, kažkur taip. Būdavo, kad įkasdavo gimumus ir tu nežinai. Mes patys jūs išmokėm 2003 metais, kaip laimėti, kaip Jorge Garbajos yra sakęs, ir tada jau jie mums duodavo į kaulus. Bet aš irgi turėjau tą tokią neracionalią neapykantą Ispanijos rinktiniai, bet man teko susidurti su tais žinomesniais ispanų krepšinio veikėjais, filmuojant dokumentiką. Jau šiandien minėta, tai tikrai labai pagarbiai atsiliepia ir apie tarpusavio santykius su mūsų žaidėjais, ir apie Lietuvą, ir yra daug pasiėmę, ir iš jų, ir iš Lietuvos krepšinio. Ten Macijausko Štombergo marškinėliai kabo Vitorijai vidury arenos ir net Šaro vienintelio komandai nežaidusio žaidėjo ten kažkokiu būdu yra atsiradę. Vitorijai arenoje. Taip. Jie kažkaip ten Šarą, žodžiu, tie gerbė tuo metu. Gaudami kaulus, kad pakabino tos marškinėlius. Tas pats dabar jau amžinatilsį Javieras Imbroda buvo svarbus asmuo 92 metais, šiek tiek modernizuojant mūsų krepšinį, kai dirbo rinktinės asistentų prie Vlado Gerasto kartu su Donu Nelsonu komandai. Tai tų pozityvių sąsajų, aš sakyčiau, yra daugiau. Tai aš, matydamas tas dvi pusės, kaip mėgstamiausią varžovą, tokį, kur galima gerbti, bet gali ir jaus tokį rivalry, gal net įvardinčiau tada Ispaniją. Žinokit, JAF irgi bet Ispanija labai tampriai susieta. Dabar, principinis Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės varžovas. Tai dabar, kuo mes jį laikytumėm? Pralošėm Ispanam 8-finalį, tai tebūnė Ispanija. Ispanai. Principinis varžovas, aš sakyčiau, net nebūtinai aikštelė, bet rezultato prasme, tai Latvijai turėtų. Aš taip apie Latvijos pagalvojau. Nes tikrai mes su jais matuosimės. Slovenai atkirto mūsų olimpinė atrankoje, ne? Paskutinė irgi. Jo, su Luka, tai žinai. Slovenai, Ispanai. Latvijai.
Man tai ispanai dėl ilgesnio laiko. Tai ir nuo prancūzų Europos čempionate gavom irgi. Ir pasaulio, kai Goberas. Tai gavom Europos čempionate finale ir paskui finale? dėl trečios dar ir dėl trečios 14 metais pasaulio čempionate. Tai ant prancūzų yra toks pyktis, jo. Yra kažkokio tokio, ne? Jo. Gal jos tada mes galim kažkaip paimti tada. Ir šią vasarą 2 kartus gavom. Va. Gal mes jos tada žiegedai imam. O moterų krepšinėje, moterų rinktinės yra principinės varžovės? Aš gal dabar, taip, jeigu blitz taip reikia, tai gal Latvija, sakyčiau. Tai, nežinau, eilę metų mes visada būdavom už Latvijas, atrodo, tikrai geresnės. Bet dabar jau eilę metų, kaip kažkaip tenka pripažinti, kad jos dažniau pasirodo tiek Europos čempionatuose ir olimpiadai dalyvavo, tai dabar jau mes tikrai atsiliekam. Tai kažkaip, nežinau, labai su Latviam visada norisi lygintis, nes, esam realiai labai panašios šalis. Tiek esam mažos valstybės ir tiesiog visas tas masiškumas labai panašus. Tai, nežinau, nesinorėtų Latvių užleisti priekį, bet dabar yra, sakau, reikia pripažinti, kad jos yra aukščiau. Tai... Nes Latvijos ir jaunimo tarpe gerai visai atrodo. U20 finale žaidinė. U16 irgi mačiau divizionę žaidžia. Jo. O ką jos padarė, ko mes nepadarėm? Turi idėją? Ten iš tikrųjų labai didelį dėmesį skiria jaunimui. Manau, kad čia pagrindinis dalykas. Tai dabar aš grįžau žaisti Lietuvą ir mes turim tą bendrą Baltijos lygą ir aš mačiau, kiek Latvijos turi komandų, kur grinai yra paremtos jaunimui, bet ten yra paskirti labai geri aukšto lygio treneriai ir turi tos sporto centrus. Latvija išlaikė tą TTT komandą, kaip sakau, pačią stipriausią, kur dažniausiai žaidžia Eurolygoje, nes mes tai buvom numarinę. Jie buvo gal metam kitiem, bet daugmaž visada išlaikė ir ten yra bazė, kur visada ruošia ir jaunimą, ir integruoja į pagrindinę sudėtį. Tai, nežinau, mes atsiliekam stipriai dabar ir ties jaunimu ir sakau, lygiai taip pat šitą TTT, jo šiemet žais dėl patekimo į Eurolygą. Tai vėlgi yra žingsnis į priekį, tai nežinau, norėčiau, kad ir mes susimtume. Aš atsimenu dar, kai komentuodavau moterų krepšinį prieš kokius 2014 metai buvo, tai Baltijos finale ten turbūt 4 liko, ten ir Top Trans Arenos tuometinėse sudaužė ir Kibirkštis. Tai va. Tai gal buvo ta duobė, kur sakai, kad žinai, tais metais buvo padariusios pertrauką. Tai šiaip labai toks nepatogus pavadinimas atrodo, komentuot krepšinį. Su kuo dabartinės rinktinės akistatos bus arba būtų įdomiausias? Kokių rungtynių labiausiai laukiam, kokio varžovo? Čia visi kalba, kaip mes su šitais graikais dabar jau kausimės dėl to vietos ketvirtfinalį. Aš tai laukiu, jeigu praeisim iš pirmos grupės į tą antrą, tai laukiu su Amerika, kai sustiksim, nežinau. Mano paprasti tokie... džiaugsmai. Taip, toksai būtų vilties krislelis. Bet tai gal pradėkim laukti nuo pirmų svarbių su Juodkalnyje. Su Egiptu gal sakysi. Gal su Juodkalnyje. Aš sakyčiau, kad čia bus labai svarbu. Šiaip gerai čempionato pradžiai kažkaip, užsikurti ir taip toliau. Aš irgi sakyčiau, matėm, kad pasiruošimas nebuvo lengvas, tai jau mes visi dabar labai užbėgam į priekį. Tai reikia grupiai laimėti viską. Įgauti to pasitikėjimo, nes mums tikrai dar trūksta laiko, tai aš manau, kad reikia išnaudoti šitą laiką grupiai, neprisijokauti. Ir nežinau. Man tai šitas atsargumas nepatinka, ne taip mes esame įpratę kalbėti prieš 10-20 metų. Dabar, žinai, toks, tu teisingai šnekės, step by step reikia žiūrėti viską, bet aš vis dėlto labiausiai laukčiau lietuvių akistatos su slovėnais. Pusfinalį. Kad ir pusfinalyje. Nes kur dar? Ir žinai, šį kartą. Tada paskutinį kartą neįvyko, man atrodo, Dončičiaus ir Sedekerskio dvikova. Sedekerskio tiesiog nebuvo. Visi taip apkalbėjo, sako, vienintelis žmogus, kuris galėjo apginti Dončičių, buvo Tadas Sedekerskis ir jo nebuvo mūsų komandai. Ir Dončičius mus nužudė. Dabar mes turim Tadą Sedekerskį, slovėnai turi Dončičią.
Aš Nu, bet čia pas tave įdomus krepšinio fetišai. Aš galvoju, Fetišas, aš labai noriu va šito išvyst. Aišku, va, vėl tiesiog. taktikų ten daug visokių, žinai, gali viens kitą aikštę net nesutikti, žinai, būdami, bet aš bet galvoju, šito kad norėčiau tu pamatyti. vienintelis žmogus pasaulyje, kuris kaip įdomiausia, laukiamiausia mikrodvikovą statai Dončičių prieš Bet Sedą. tikrai apie ką mes kalbam? Aš labai atsiprašau. Bet tai Dončičiaus nieks pasaulyje neuždengia, nu apie ką mes kalbam. Nes jeigu ta mikrodvikova Sedekerskio naudai vyksta, tai aš manau, jis turėtų tiesiai NBA vykti. Nu, kažkaip tada- Jis taptų Tikrai. pirmuoju sprendimu. Ant Šitoj žemėj. Kaip viršelio kur nors. Nors kita vertus Mindaugas Žukauskas neiškeliavo po 2-3 NBA dirką pastabdęs. Tai, nu gal visko buvo. Tai va apie tą mes ir kalbam. Ne, bet aš labai suprantu, Gedai, ką tu sakai, nes iš tikrųjų pas mus buvo toks žiotažas ir visi kalbėjo, Taip, kad kaip taip, šitą taip, dabar taip, mes taip. palikom už borto tą, kuris galėjo, nu ta prasme taip, ir dabar būtų visai įdomu pažiūrėti, bet realiai, nu turim suprasti, kur Ir kad kadangi buvo tokia realybėj. atsargus- Keršto dar. Šitam podcast'e esam kalbėję jau apie žmonės, kurie atsisakė atvykti į rinktinę, tai gal šito klausimą nelieskim, šį kartą turim daug naujų veidų arba seniai matytų. Tai kurie labiausiai džiugina, kuriuos smagiausia matyti, iš kurių tikimės daugiausia. Kas tave džiugina? Maldūnas labiausiai. Kažkaip aš džiaugiuosi labai, kad jis prasibrovė į tą 12-uką. Labai geras vyras. Labai smagu tiesiog už Tave jį. po KMT prie jų stalo netrumpam palikom, tai nuo tada tau jis patinka ir šiek tiek anksčiau. Kažkaip mes Užmegztas ir buvom tada tik sube- sutvirtintas susibendravom ryšys. kažkaip jo. Jo. Man įdomiausia iš tikrųjų, kaip pagrindinių žaidėjų rolė Jokubaitis atrodys. Būdamas dar jaunas, bet jau geras ir nu, tikrai jis turės daug labai šansų įrodyti, pasireikšti, variantų B praktiškai nėra ir nuo jo labai daug kas priklausys, tai vat, man toks didžiausias, smagus klaustukas šitoje vietoje. Nu, nežinau, man įdomiausia bus stebėti Jokubaitį ir Valančiūną greičiausiai, tai nežinau, mūsų dominavimas po krepšiu. Greičiausiai niekam nepaslaptis, kad bus labiausiai tie gynyba sutankinta prieš Joną, bet Roko akis, man gražu žiūrėti jo visą tą nusiteikimą ir koks jis yra motyvuotas, jo akis dega, jis nori žaisti. Taip, jis jaunas, jis klysta, jis dar tikrai jam trūksta patirties, bet jis turi labai daug noro ir bus labai įdomu stebėti. Tai nežinau, turim tokį Roką, turim tokį Joną ir tikrai neblogų žaidėjų, motyvuotų, pabrėžiu vėl, aplinkui. Tai tiesiog bus įdomu stebėti. Jo, tai yra gal daugiau tų tokių vyrų, kuriais bus ten malonu stebėtis gerąją prasme. Nu, nes dėl ir tas Margerio pats, džiaugiuosi labai, pažiūrėjau. Maldūnas, žinai, vakar kalbėjau su giminaičiu vienu ir sako, man atrodo, jis kaip krepšinio savamokslis, bet čia yra jo stiprioji pusė, žinai, nestandartiniai metimukai, tokie trumpesni, greitesni, žinai, jisai dirba kojom gerai. Margeris gynybai ką daro, ar dar pamatys išaus ir polime vieną kitą kartą. Tas pats Sedekerskis, mano fetišas, žinai, pažiūrėsim, kaip žaidėjas žaidžia per 4 pozicijas, va tikrai ir pasižiūrėsim, jis tą patį ir daro. Jis misteris 100% yra. Jisai nedaro nesąmonių. Meta tik tada, kai žino, kad pataikys. Ir dažniausiai Galėtume pataiko. dažniau, aš manau. Tai galėtų, nu, mes to norėtumėm tikriausiai jo, nes pataikyti jis gali. Ir Sirvydis. Žiūrėk, 2 Lietkablio žaidėjai. Sirvydis ir Maldūnas. Tai Lietkabelio žaidėjų tiek pat, kiek Žalgirio. Neklystu? Ko gero. Aišku, Žalgirio buvo, kas nevažiavo savo norų, turbūt būtų patekę į 12. Bet jo, vieną pasidarė Lietkabelio žaidėjų eigoje. Pusantro Lietkabelio žaidėjų. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Matėte, buvo? Nebuvo. Ne vieno nematė? Nieko nežinau. Nei Barbės, nei Oppenheimerio? Ne. Ne, nu, pizdėt. Aš irgi nei vieno kažkaip. Aš vis planuoju ir aš tikrai nėra taip, kad Ne, fani. būčiau Aš abu nusiteikęs mačiau. prieš ėjimą ten, bet man eiti į kino teatrą yra labai varginantis užsiėmimas, nes pirmą tu turi iki kokio Akropolio nueiti, jis jau vargina, tada, ta prasme, eilė kažkokia stovė, dar 3 valandas pasižiūrėti, tada dar grįžti. Man jeigu Netflix'e būtų va čia momentų, kad ir ten už 50 eurų aš sumokėčiau ir pasižiūrėčiau namuose. Matai, kas yra Oppenheimeris, tai viskas ok buvo, bet 3 valandas. Kažkaip neištaikiau. Bet O tai va. dėl Barbės filmo nenorėjau būti tiesiog sužalotas. O tu buvai rimtai? Abiejose buvau jo. Ir ką gero Barbė? Tai matai, kaip žaidė šiandien. Kaip Barbė. Aš kaip Oppenheimerio žaidžiau šią. Įtako. Su akiniais. Tai kurį verta labiau nuėti? Yra dar tikrai Oppenheimerį. žmonių, kurie nematė nei to filmo. Oppenheimerio, tikrai. Bet aš nueisiu į Oppenheimerį tikrai šią savaitę. Geras, sakau, 3 valandos, bet nepasijautė, žinai, labai. Nereikėjo žiūrėti, kiek liko laiko.
O šito, tai popkornų im kokį tada? Didelį, mažą, Oppenheimerį? Aš imu 3 načos imu su salsa padažu. Labai didelė pagarba, man tai šis popkornai kino teatre Ne, ne. labai reitintas dalykas. Tikrai buvo skanu popkornai yra? Man nuo jų paskui labai sustojęs. Tai yra vienintelė vieta, kur aš jų pavalgau tik tais. Nu, bet aš nesuprantu, kame čia bairis. Tai dabar geriau 3 čipsų pakeliai, kokie dešros papjaustytų. Načos ten tiktų, nežinau, mažai raugintų agurkų galėtų duoti sloiniką. Aš savo turiu rutiną įimo filmą. Aš einu Sūrių. Kaune į Akropolį einu į filmą. Ir prieš tai einu vieną... Fleškutę pasiimti. Ne fleškutę, ne. Vieną, sakykime, bokalą. Kiek yra? Bokalą. Nu, 100 gramų laus. Nu, tokį bokalą, sakykime. Ir einu į filmą tada labai. Fainai. Pasiemu načos ir einu į filmą. Nes aš žinau, kas nešasi dar su savimi. Ai, ne. Hipotetinis atėjo vieta, kur yra hipotetinis klausimas, toks pamastymas, Ką mes fantazavimas. galim, tai- Žodžiu taip, galim ištaisyti vieną Lietuvos krepšinio skriaudą. Aš įvardinsiu 3, bet gal prisiminsit 4 ir 5, bus galima aptarti ir jas. Bet pakeičiam tik vieną detalę ir tada pamastom, kas galėtų būti, ar ne, ją pakeitus. Arba pasiūlom savo variantą. Tai va, pirmoji skriauda yra Arvydas Sabonis neįsibauduoja 95 metų Europos čempionato finale. Priminsiu, 5 pražangą gavo likus 5 minutėms, tuomet gavinėjom 7 taškais. Žaidėm su Jugoslavija. Pametinė Jugoslavija. Taip, antroji skriauda, Šiškauskas sumeta visus 3 baudų metimus 2000-ųjų olimpinių žaidynių pusfinalės su Jungtinėmis Amerikos valstijomis. Įmetė vieną iš 3 likus 4 sekundėm ir mes pralaimėjom 2 taškais. Žiauru buvo. Ir trečia skriauda, 2019 metų pasaulio čempionate įskaitomas Valančiūno metimas, kurį numušė Rudy Žober. Ar Žobertas? Žober. Lygtais būtų buvę lygų, bet kamuolys buvo tekęs Prancūzijai ir jie tam turėjo dar sekundę kitą užatakuoti. Tai šitie dalykai tikrai buvo skaudos. Gintarė, žinau, dar vieną skaudų čia kažkaip ne, ar ne? Nu jo, tai pirmą sakysiu gal šitą, tai manau, kad Šiškauską rinkčiausi, nes vis dėlto buvo olimpiada. Nu tikrai, šiaip visi skaudus, bet čia būtų labai įdomu pažiūrėti, kas būtų, jeigu būtų. Nu, man tai, pavyzdžiui, tas 2.19, tai jis, skaudus rezultato prasme, bet jis davė labai daug turinio prasme, tai aš dėl to... 19? Nu ir 19 ten buvo daugiau epizodų. Davė tą It's a fucking joke visą konferenciją Domaičio, davė dar kažkokį vieną Domaičio intervą iš karto, kur davė. Nu, tokių... Tai Domaitis dar iš karto po to ir pasitraukė. Taip, nu čia daug. Bet ten buvo ir dar, man atrodo, prieš tai pramesta bauda Valančiūno, jeigu tas būtų skaityti 2 taškai, tada, nu tai toks daugiau kuo apipintas epizodas. Nu man, aš nežinau, čia iš rinktinės, aišku, mes kalbam, bet tai man visiškai skaudžiausias tai yra 2004 Žalgiris Maccabi, čia be jokios abejonės. Jeigu toks vienas konkretus epizodas, o iš šitų, jeigu reikėtų rinktis, tai aš pritarčiau dėl Šiškausko, nes turbūt olimpinių žaidynių finalas ir galimybė dalyvauti jame ir dar dalyvauti prieš Prancūziją tuometinę yra didesnis dalykas negu tapti Europos čempionais 95-ais, aš taip sakyčiau. Nu, čia tiesiog, dabar jau kai šnekam, galėjo būti tiesiog absoliutus istorinis įvykis, nu, didžiausias pasiekimas istorijų, nu, galėtų būti, tai jeigu čia jau gyvena. O tavo, Gintarė, tada toks, jeigu galėtum pakeisti kažką, čia išvardinom 3, Žalgiris Maccabis 4, ar ne? Įvykis, kad tu atsuktum kurį laikroduką savo turi kažkokią istoriją. Tada apie moterų krepšinį pagalvojus, tai buvo 2015 metų Europos čempionatas Vengrijoje, kaip mes su Baltarusija. Jo, žaidėm dėl patekimo į 4, kas būtų reiškia tą pergalę, man atrodo, pralašėm 1 tašku, jeigu neklystu, būtų patekimas į olimpiadą greičiausiai, nu, į atranką, tai buvo marčiausiai to, tai, nu, buvo... Mano, sakyčiau, viso istorijoje pats skaudžiausias buvo pralašimas, nes atrodo buvo į taip arti ir Baltarusija būtent buvo tas varžovas, kur tikrai jau galvojom, kad jis turi būti įveiktas. Bet aš pati tose rungtynėse gal 3 minutę gavau traumą nugaros ir tiesiog nebegalėjau žaisti, tai man asociuojasi dar irgi, kodėl taip atsitiko, kodėl negalėjau žaisti, kodėl negalėjau padėti, tiesiog turėjau žiūrėti nuo šono, tai buvo dar 2 skaudžiau. Tai jo, tada atrodė, olimpiada buvo ranka pasiekiama, tai nes
Baltarusijos laimėjo 1 taškų ir jos žaidė olimpinėse žaidynėse. Toliau. Tai, nežinau, nu čia Tai toks realiai, nuo čia ir prasidėjo tas. Nu tai čia iš tikrųjų buvo paskutinis kartas, kai mes žaidėme Europos čempionate, nuo to laiko daugiau niekaip nebeprasibraunam. Ir paskui atrankoje buvo pora po to jau skaudžių pralaimėjimų, ne 16 ir 17 metais dabar. Tai visi. Keletą taškelių. Jo, visą laiką ir iš tikrųjų tas gal toks skaudžiausias buvo, tai po šito Europos čempionato ta pirma atranka, nes mes iki tol visada visas atrankas praeidom ir tiesiog atrodavo savaime suprantama nuo atranka, ten tik buvo kita sistema, mes žaisdom vasarą būdavo tos atrankos. Mes tiesiog vienareikšmiškai visada patekdome Europos čempionatus. Ir tada pasikeitė ta sistema ir buvo toks pirmas kartas, kaip mes neišėjom, tai buvo toks didžiulis šokas. Man atrodo, mes tada šiaip Latvijas iš čia turėjom pogrupį. Latvija, Rusija tikrai buvo, ne? Buvo Rusija, jo, atrodo. Jo, jeigu aš neklystu. Man dabar jos visos tos atrankos tiesiog persipinė, tai visą laiką atrodo pritrūksta tiek nedaug ir tai jo, nežinau, šitie tai... Nu irgi skaudus, bet taip kaip tie 2.15, tai nieks daugiau taip nesudūrė. Ok, aš manau, kad laikas prikalbėjom labai nemažai. Jeigu šitą podcastą žiūrit prieš krepšinio čempionatą arba per jį, tai linkėjimai, palaikymas Lietuvos rinktinėje. Jeigu žiūrit po... Kleizos ar Sabo, Maikinas? Čia yra Sabo. Tai jeigu žiūrit po, kaip ten be pasisekė, respektas vis tiek vyrai, mes tikim jumis, varykit toliau. Aš tik priminsiu, kad jūs žiūrėjot kažkur matytų podcastą pavadinimu Šoki Profo Kedus ir šiandien prie stalo buvo krepšinio komentatorius Benediktas Petkus. Ačiū. Lietuvos moterų krepšinio rinktinės aukštaūgė ir kapitonė. Laikyk dar kol tave. Gintarė Petronytė Gince. Yes. TV laidų veidas ir balsas Ignas Grinevičius, Grince. Gerai, užteks. Nu taip dar nieks nevadinė. Ir aš yra vadinė. Jūsų pamėgtas ir mylimas Gedas Soročka. Gedas Soročka, plojimai. Yeah. Ačiū žiūrėjimą, iki.